Regiono situaciją vertinčiau vidutiniškai. Jeigu žiūrim į didžiųjų miestų regionus, į didžiąsias savivaldybės, tai taip atotrūkis yra. Jį indikuoja tokie rodikliai ir situacija kaip demografiniai. Turim gyventojų skaičiaus mažėjimą, pajamų lygis mažesnis, darbo užmokestis, tarkim, sudaro 80% šalies vidutinio darbo užmokesčio, pridėtinė vertė sukuriama mažesnė, bet yra ir privalumų, kurie mūsų regioną daro patraukliu čia gyventi ir čia dirbti. Galbūt tai, kas žmonės traukia į kompaktiškesnes, mažesnes teritorijas, tai galimybė turėti kokybišką gyvenamąją aplinką. Tikrai regioną jau trečiasis laikotarpis pasiekė ES investicijos, jos kardinaliai pakeitė mūsų bendrą veidą, daug į švietimo, socialinės paslaugas, daug į gyvenamąją kokybę. Marijampolė kaip regioninis centras pakeitė savo veidą. Tai tikrai reikšmingas postūmis, nudidinant tokio regiono kaip Marijampolė patrauklumą. Taip, aš sakyčiau, kad ES investicijos buvo tai, kas lėmė, jog mažesnieji regionai dar neatsiliko didesniu atstumu nuo sparčiai bėgančių didžiųjų miestų, kur vis tiek koncentruojasi ir žmogiškasis, ir finansinis kapitalas. Marijampolės regioną aš vis tiek paminėčiau tą tokią istorinę ir ūkio specifiką, kad mes turim stiprų žemės ūkį. Tradiciškai jis vystomas jau ilgą laiką, jame sumažėjo dirbančiųjų dalis, nes sektorius irgi modernizavosi, bet visgi žemės ūkis, pramonė, apdirbamoji gamyba yra mūsų svarbūs sektoriai, kurie, kaip parodė ir paskutinių metų krizės, jie yra svarbus veiksnys atsparumui esant krizinėms arba tokioms grėsmingoms situacijoms. Manyčiau, kad mes kiekvienas gyvendami čia turėtume būti tam tikrą prasme ambasadoriai regiono ir iš tikrųjų, kaip kalbi netgi su žmonėmis ir sostinėje gyvenančiais ir papasakoji, koks turiningas gyvenimas gali būti ir laisvalaikis, ir tam tikrą prasme regione nereikia tiek daug pajamų, nes daug kultūrinių renginių, sveikatinimo renginių, kuriuos pasiūlo savivaldybės tiesiog kaip viešąją paslaugą, tai ir senjorai gali rasti veiklas, kuriuose veikti, mokiniams užimtumas. Jeigu dabar vis dar nuotolinis darbas dar yra, kaip sakyti, viena iš jau gal sumažėjusių darbo formų, lyginant su COVID pradžios laikotarpiu, bet vis tiek tai yra kaip alternatyva dirbti, tai irgi, jeigu yra galimybė dirbti nuotoliu ir gyventi mažesnėme regione, tai aš manau, kad čia tikrai svarus pasirinkimas ir kviesčiau rinktis, kurtis regionuose.